Sodina visą pirmųjų taškų laukusią Švyturio areną. Čia Lonnie Walkeris visiškai pamirštas kampe ir pirmieji Lonnie Walkerio taškai, bet safe LKL. Tikiu, kad ne vienas, kas esam bėgioja aikštelėse, puikiai žinom, ką tai reiškia. Menekas iš toli. Brady Meneko taiklus tolimas metimas. Tas žaidėjas ir imasi iniciatyvos. Butkevičius laisvas. Ir nubaudžia Arnas Butkevičius Agravanį. Vėl prieš Brady Meneką bando žaisti Neptūnas Agravanis. Lieka prisėdęs ant parketo. Butkevičius iškrapšto kamuolį iš jo rankų. Giedraitis greit tame puolime. 2 taškai, 8-11 Žalgirio naudai. Mačas, 2 pratęsimai ir tikrai vienos tų rungtynių, kurias Geriau suprasti. Lekavičiaus perdavimas Butkevičiui. Šis sudėtingas Butkevičiaus metimas. Neptūno gynėjai. Čia dabar jau Brady Menekas prie savęs turi Dešių ir Abujį. Bando surasti Meneką po krepšių žalgiriečiai. tą daro super sėkmingai. Arnas Butkevičius laiku ir vietoje iškiša perdairis. O mes keliaukime į pirmąją vandens pertraukėlę. Nesezone, bet būtent šiandien pradeda rungtynes taip, gražiai. Biručio gražus blokas Mindaugui Girdžiūnui. Bet kai tiek yra pramestų baudų, komandos pataikymas tiek Eurolygoje, tiek BC LKL yra apie 60-70%, tai daug yra lengvų taškų, o čia Laurynas Birutis. Kalbant apie lengvus taškus, jis 31 taškas skiria komandos Klaipėdoje. Lekavičius. Tiesiog nardo varžovo aikštės pusėje su kamuoliu, surando Butkevičių ir Arnas Butkevičius smeik. Ir Tomašas Pavelka lieka prie Mato Mičelo. Labai nesėkmingas Mičelo metimas, bet Birutis gauna antrą. Butkevičius gauna 3 šansą. Matome, kokios pastangos, aišku, žinoma, Arnas Butkevičius. Francisko suranda Birutį ir Birutis ima 7 kamuolį puolime, kalbant apie Žalgirio komandinę statistiką. 3 taškai. Lonnie Walkerio atsakas ir tokius metimus atrodo, kad jis galėtų mėtyti užsimerkęs. Walkeris darė tarp 2 varžovų, veržiasi iki galo ir labai šilkinių metimų. 1 tašką Klaipėdos Neptūnas nepelno šioje atakoje, vietoj 2 baudos metimų. O dabar jau Lukas Lekavičius su kamuoliu. Metas Mičelas, ieško Brazdeikio po krepšiu, puikus Mičelo perdavimas. Matome, kaip žalgiriečiai saugo Dešių ir Abujį. Jis tuos 11 taškų turi visus surinkęs pirmajame kėlinyje. Čia dar viena jo klaida, bet to padaryti nepavyksta. Francisko į kraštą Giedraičiui iš kito kampo, kitas ir rezultatas. Ir vėl, ką tik tai kalbėjau. Po ilgosios pertraukos Lekavičius. Nepavyksta sukurti galimybės Dešių ir Abujui, kuris klysta dar kartą. Sirvytis greitame puolime. Beručka palei galinę liniją. Perdavimas Arnui Butkevičiui. Butkevičius greitame puolime. Pražanga prieš jį. Suteikė Janavičiui erdvės, bet žaidėjas nepataiko čia Francisko. Įspūdingas šokis su kamuoliu ir kaip susigaudo aplinkoje per sekundės dalį su Švyturio arenoje. Nesėkmingai bando pelnyti taškus. Visiškai laisvas Deividas Sirvydis meta 3 taškį pro šalį. Meneko puolime atkovotas kamuolys ir taškai baudos aikšteliai. Matas Repšys gauna daugiau žaidybinio laiko minučių ir tuo pačiu gauna ir pamokų nuo Silveno Francisko. Rado pusiausvyrą, tiesiog gaudė prancūzų. Skėsčia rankomis prie šoninės linijos, žiūrėdamas į Brady Meneką. Koks greitis Silvano Francisko. Labai aukštų lygių. Taip, kaip visada nebijoju, Trinkieri ras prie ko prikipti, bet visi tikslai pasiekti. Čia Lonnie Walkeris toliau. Sausį su Vilniaus Rytu. Pagailėjo kažkaip namuose rungtynių. Atsigriebs pavasarį klaipėdiečiai.